Garbė Kristui. Esu Aistis Talaučinskas, Ateitininkų federacijos valdybos narys. Pastaruosius 2 metus, būdamas valdyboje, rūpinausi bendruomenės ir atstovavimo kabinetu. Subūrėme komandą, turėjome daug šiltų susitikimų, gimė daugybė naujų idėjų. Pavyko nuveikti ir įdomių darbų. Vienas įdomiausių darbų atstovavimo srityje tai įkurta parlamentinė grupė, kur Seimo nariai gali bendradarbiauti su mumis, ateitininkais, susipažinti, išgirsti mūsų lūkesčius, mūsų požiūrį, dalyvauti diskusijose su mumis. Ateinančius 2 metus naujoje kadencijoje kabinetas taps grynai atstovavimo ir rūpinsis atstovavimo reikalais. Dirbs tokiose srityse kaip darbas su Lietuvos jaunimo organizacijomis, bendradarbiavimas ir diskusijos su jomis. Taip pat tikiuosi, kad bus tęsiama parlamentinės grupės veikla. Turėsite galimybių, jeigu nuspręsite prisijungti prie šio kabineto, diskutuoti su Seimo nariais, jiems pasakoti mūsų argumentus, kalbėti ir dirbti, siekti gerovės Lietuvai ir kad būtų girdimas ateitininkijos balsas. Taip pat svarbu formuluoti ateitininkų pozicijas svarbiais klausimais, kad visuomenė girdėtų, kad žmonės susimąstytų ir kad Lietuva būtų šviesesnė. Kviečiu dalyvauti Ateitininkų federacijos suvažiavime, kuris vyks balandžio 6-7 dienomis Kaune. Ir jeigu yra manančių, dvejojančių, bet norinčių prisimti atstovavimo kabineto atsakomybę, ar pasirenkant valdybos nario poziciją ir bandant gauti pasitikėjimą suvažiavimo metu, ar prisijungiant prie komandos, mielai kviečiu tai padaryti. Ateinanti kadencija turėtų būti labai įdomi. Yra daug ambicingų tikslų ir siekių, todėl jūs galite būti šių įdomių darbų dalimi. Iki susitikimo.